Iron X buveinės moto dirbtuvėse kasdien verda darbas. Baikeriai čia ne tik remontuoja savo plieninius žirgus, bet ir ruošia motociklų sporto varžyboms. Jau ne kartą mūsų laidoje matytas Iron X narys Arnoldas prisipažino dalyvaujantis ne tik baikerių renginiuose, bet ir oficialiuose motokroso varžybose. Šioje laidoje mums pavyko prikalbinti Arnoldą parodyti savo sportinį motociklą. Šis kovinis agregatas iš trasų nesitraukė jau 20 metų ir jau pakeitė ne vieną šeimininką, kol galiausiai pateko į Arnoldo rankas. O Arnoldas bei jo komanda su šiuo oranžiniu žirgu daro stebuklus. Šio motociklo biografija, sakykime, prasidėjo gal 90 metais. Mano geras pažįstamas, mano treneris tais laikais pasigamino, dalyvavo Lietuvos čempionate 650 klasiai su priekabomis ir kiek atsimenu laimėjo jį. Po to motociklo kelias kažkur dingsta, paklajoja per kelias rankas ir jisai būna prieš 2 metus. Suradau jį, nusipirkau ir pradėjau dalyvauti retro čempionate Lietuvoje. Pradžia buvo tokia sunkoka, nes technika sena, ją reikėjo sustyguoti, sudėlioti, po to ir pradėjo sektis, viskas gerai. Ir geriausias pasiekimas šio motociklo šiems metams yra paskutinės turbūt varžybos Rokiškyje, kai mes jas laimėjom, o šiaip dalyvavom atvirame Latvijos retro čempionate, ten laimėjom 3 vietą, galėjom aišku geriau, bet gal technika pavedė, gal patys. Tai va, o šiaip labai smagu, važiuojam dviese, turiu savo porininką, Nerijus Čiurlys, važiuoja kartu su manim, mūsų support grupės narys, mūsiškis galima sakyti. Ir sportuojam, dirbam, važiuojam į treniruotės. Čia va šitame garaže tvarkom, lipdom, nes važiuojam mažiau negu remontuojam, nes taip yra motokrose, man atrodo. Arnoldas atskleidė, kad nuolat motokroso trasose kankinamą žvėrį kamuoja dažni gedimai, tačiau visada šalia išlieka ištikima mechanikų komanda, kuri netgi vidury varžybų sugeba išspręsti net ir pačius rimčiausius gedimus. Jau ne kartą komandos mechanikai ėmėsi kraštutinumų, kad Iron X motokroso komanda sugebėtų kirsti finišo liniją. Trasa yra trasa, tai patys suprantat, greičiai nemaži. Vieniems sekasi geriau, kitiems blogiau, vieni kitus norim aplenkti, jeigu nenorėsim aplenkti, tai niekad nelaimėsim, tai vat ir gaunasi, kad turėjom čia avariją, Joniškį, priekį virto, mes į juos, bet laimingai baigėsi, sužeistų nebuvo, tik tais nukentėjo technika, tai geležį galima ištiesinti, suvyrinti, o žmogui, jeigu nukenčia, tai man atrodo sunkiau yra. Šiaip tai technika tikrai yra, kaip ir minėjo Arnoldas, yra sena ir lūžta pakankamai dažnai, bet stengiamės prisidėti, ko galim ir bet kokiu atveju. Netgi tenka varžybų metu bėgti su raktais į trasą per purvus, per viską pamesti batus, tam, kad sutvarkyti ir tam, kad baigtų trasą kažkiek. Na ir ar visus būtent gedimus pavyksta tiesiog pašalinti, ar tokių yra rimtų, su kuriais tenka susidurti ir dėja varžybų nebaigti? Taip, būna viską, bet netgi kartais nesutrukdo, netgi trūkęs kardanas, spėjom per laisvą laiką nuvažiuoti iki miesto, suvyrinti ir taip toliau, stengiamės iš paskutiniųjų, todėl kad varžybų metu svarbu jas baigti, nesvarbu sutvarkyti iki galo, bet tam, kad jisai datraukti iki, stengiamės visai. Jau ne pirmus metus su šio motociklo vairo sėdintis Arnoldas pripažįsta, kad šis sportas ne tik atimantis nežmoniškai daug laiko, bet ir pareikalaujantis nemažų finansinių išlaidų. Arnoldo teigimu, nusipirkus šį motociklą teko dar nemažai investuoti, kad jis atlaikytų apkrovas varžybose. Dabar šiame Ural gamintojo kūrinyje originalių dalių išlikę vos keletas. Tokiuose motocikluose mažai kas lieka originalaus, dauguma būna perdaryta, nes ekstremalios sąlygos, motokrosas, šuoliai, tramplinai, duobės savo perdarom. Nuo Uralo lygia tik tai, sakykim, širdis, motoras. Greičių dėžė yra krosinė speciali, lėtinta, tiltas yra specialiai gaminamas, kardanas taip pat, ratai, galinis ratas yra originalus. Jeigu galiu pasakyti, 18 colių ratas, jisai anais laikais būdavo dedamas tik tais policijos Uralams.
Ir būdavo toks retas atvejis, tai vat mes jį šiaip išsaugojom, o priekinis priekabos ratas yra savadarbiai rankų darbo. Kiekvieno motosporto rūšis kainuoja, nes žinom, motorų sportai yra nepigus dalykas. Tai va, šiokį tokį rėmėją turim, mus remia, esam patenkinti. Taip pat tas rėmėjas yra iš mūsų rato, Aeronix narys. Ir atima nemažai laiko, nes galim pasakyti tai, dabar žmonės važiuoja, profesionalai važiuoja su gerų firmų motociklais, kurie yra kantresni tiem dalykam, ruošti specialiai, o čia yra praktiškai pats viską padarai. Ir širdį, ir dėžę, ir, kaip sakyti, ir tiltą, ir taip toliau, ir taip toliau. Komandos mechanikas atskleidė, kad šiame garaže prižiūrimi ne tik baikerių motociklai. Atvykti į klubo buveinę kviečiami ir visi motociklų mėgėjai, kurie susiduria su technikos gedimais. Iron X-ai su malonumu į savo angarą priima visus ieškančius bendraminčių pagalbos. Pas mus veikia šioks toks servisas ir visi, kas važiuoja su 2 ratais, yra visuomet kviečiami pas mus. Mes kom galėsim, patarsim, padėsim, pakonsultuosim ir padarysim bendrom jėgom. Todėl, kad mes pradėjom, nebuvo nieko, dabar kažkas tai pradeda, jau yra kažkas. Tai nereikia mūsų bijoti, mes atvažiuokit, bet kokiu atveju padarysim kažką, pasižiūrėsim, bent jau pakonsultuosim. Ir pabandysim išspręsti visas tas problemas. Šiaip tai pas mus servisai atliekama, viskas, nuo A iki Z. Arnoldas atskleidė, kad dabartinį jo komandos motociklą Ural jau planuojama išleisti į atsargą ir jau kurpiamos naujos idėjos galingesnio, greitesnio bei patvaresnio kovinio monstro ruošimui naujo sezono varžyboms. Šitas motociklas jau, kaip ir man atitarnavo, yra gaminama nauja važiuoklė ir kitais metais tikiuosi startuoti su nauju motociklu. Nors Arnoldas dar neišduoda, kokį modelį varžyboms rinksis, tačiau pažadėjo, jog Automoto kūrybinė grupė apie naują pirkinį sužinos viena pirmųjų, o tuomet karščiausias naujienas išvysite ir jūs.